iš savo darbinės srities pasižiūriu forumus, būtent psichologija, ieško psichologo, psichologinę pagalbą ir peršasi tik viena tokia išvada. Žmonės rašo savo situacijas, kas buvo susidūręs, kaip susitvarkė, ką jūs galvojat, ar jūs taip manot, ar aš teisingai suprantu, ką man daryti. Ir ten 100, 200 atsakymų ir negatyvių, ir pozityvių. Ir, žinot, nerašau nieko, nes žmogus turi daeiti iki tokio taško, kad tikrai man yra blogai ir aš noriu kažką daryti su savo gyvenimu, nes kol jisai pats nenorės, tai tikrai nieks nepadės, nei patarimai, nei dar kažką. Bet kodėl žmogus neieško profesionalios pagalbos, o ieško tiesiog komentarų, ieško užuojautos, kodėl man patogu būti tokioj situacijoje, kad mane priglaus, paguos tenai, užjaus ir aš jausiu ten tą, kad mane supranta, mane priima. Arba, pavyzdžiui, bet aišku, tengi komentarai tikrai ne visi tokie gražus priimantis ir užjaučiantis. Ten yra daug visokio negatyvo. Kam jums kitų nuomonės? Tai reiškia, aš nežinau, ko aš noriu ir dabar duokit man visi savo nuomonės ir aš atrinksiu, kuris man labiausiai patiks. Tai užduokit savo klausimą, kas rašo, kas ieško tokios pagalbos, būtent paprastų žmonių, ko aš noriu pasiekti, būtent su tokia ten užklausa, su situacijos aprašymu. Ar aš tikrai kažką noriu keisti, ar tiesiog noriu išsiverkti, kad mane pagailėtų. Kodėl man patogu būti tokioj situacijai, nieko nedaryti, nieko nekeisti, o tiesiog paverkti ir toliau gyventi taip, kaip noriu. Nes nors ir jūs perskaitysit nuomonių, kaip kas susitvarkė su tokiom panašiom situacijom, jūs matot tik kažkokį rezultatą, tą viršūnėlę, bet jūs nematot jų gyvenimo, koks pats žmogus, kokio charakterio, kur jisai gyveno, nes yra daug ingredientų, nuo ko priklauso kažkoks rezultatas. Ir kaip jisai susitvarkė, kokius žingsnius darė. Jūs matot tik tai tokie ta pabarstukus, kur tiesiog yra papuošimai, o visos pilnatvės jūs net nematot. Ir dažniausiai žmonės, tie, kurie ten verkia, jie verkia gyvenime, skundžiasi, bet jie nieko nedaro. Tai kodėl tada irgi aš rašau, man svarbu kitų nuomonė ir aš priklausau nuo kitų nuomonės. Nes aš bėgu nuo savęs, aš nepažįstu savęs. Taip, mūsų nieks nemokino, kad mes turim į save gilintis, ko aš noriu, kaip aš noriu. Tikrai labai maža dalis turėjo tokius tėvus, kurie mokino tą daryti, arba kurie savo pavyzdžių tą darė, nes dauguma tiesiog gyveno tam, kad išgyventi. Be tikslo kažkokio, arba ten tikslas buvo namas, šeima, vaikai ir sulaukti pensijos. Viskas, tai ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti tikslus. Ir tikrai nebuvo, kad kaip užauginti vaiką, kaip į jį įdėti tą pilnatvę, kad jisai eitų ir žinotų, ką nori gyvenime. Tai turbūt 95% žmonių, ypač tų, kurie klauso video, tai jie neturėjo nei instrukcijų, nei pavyzdžių. Jūs žiūrit, ačiū Dievui, žiūrit, klausote, skaitot knygas, bet kol jūs nepraleidžiat pro savo kūną, ta informacija lieka tiesiog informacija. Ir tik dėl varnelės, kad ašgi kažką atseit darau, ir jums net gyvas bendravimas su specialistu, jisai pakeis knygos 2, 3 skaitymą. Tiesiog vienas net susitikimas, nes klausimai, analizės, pasižiūrėk tenai, specialistai turi jau išvystytą tokią simpatiją, turi tas tokios schemos, nuo ko priklauso, kaip priklauso, išsiaiškina, o kaip buvo, o yra technikos visokios, kurios ne mes tik tai vedam kaip specialistai, kur jūs nueinat į savo daržą ir ten pasižiūrit, o kas ten buvo. Išplaukė
situacijos, kažkokie prisiminimai, kurie tikrai tik tai jūsų gyvenime buvo ir kur jūs jas prisimenat negatyviai. Nes čia maža to, kad daug nuomonių, bet kiekvienas žmogus yra skirtingas. Ir pavyzdžiui, net mano šeima yra didelė, augau, kur 6 vaikai ir visi 6 vaikai, kiekvienas prisimena vis kitokias situacijas. Pavyzdžiui, man buvo tokios skaudžios situacijos, o mano sesė visiškai jų neprisimena. Mano sesė pasakoja tokias situacijas, kurių arba aš prisimenu, bet aš nematau nieko ten negatyvaus, o jai ten buvo tragedija, arba pavyzdžiui, kur aš išvis neprisimenu, nors aš dalyvavau. Nes kiekvieno psichika, kaip aš sakau, kiekvieno sielos kelias čia šitam pasaulyje, šitam gyvenime yra kitoks, yra skirtingas, yra jo individualus. Mes nesam štampuoti fabrike vienodi. Kiekvienas yra kitoks. Nors ir galit jūs būti visi cholerikai, visi ten INJS visokie. Jūs galite ten, dabar daug yra visokių tų testų su asmenybių rezultatais kažkokiais. Jūs gali būti pagal, pavyzdžiui, 5 testus vienodi, jūs vis tiek esat skirtingi. Ir kiekvieno kelias yra skirtingas, kiekvieno batai yra skirtingi. Ir jeigu jūs rašot, ieško ten pagalbos, tai nieko nepadės. Nebent jūs kol rašot, dažnai būna, kol jūs rašot, smulkiai rašot, jums ateina atsakymai. Bet jūs turit norėt juos pamatyti. Jūs turit norėt juos suprast. Ir suprast, kad aš noriu ten keisti. Jūs, kol rašot visą situaciją, dažnai būna net atsakymai ateina, o ką man daryt? Sulaiko baimės. Sulaiko, ką pagalvos kiti. Tai ar jūs norit tada gyventi taip, kaip gyvenat? Ar visgi norit keisti? Ir nesvarbu, bus ten turtingas, mažiau turtingas, tikrai nebusit visiškai ten be nieko. Pakol kas tikrai ne tie laikai, kai jūs galit tiesiog be nieko likti. Jūs vis tiek gyvensit, bet tik tai ta pilnatvė viduj priklausys nuo jūsų kokybės gyvenimo. Jūs galit gyventi iš 500 eurų, bet jaus tokią kokybę, tokią pilnatvę gyvenimo, o galit gyventi iš 5000, bet visiškai nejaust jokio pasitenkinimo gyvenimo. Nes turbūt tikrai ir tas serialas buvo, ir girdėt frazę, kad turtingi irgi verkia. Nes mes žmonės, kiekvienas iš mūsų yra žmogus, kiekvienas yra skirtingas, kiekvienas turi praeiti savo kelią. Jeigu kažkas jums neduoda ramybės, nesiremkite, neieškokite nuomonių, nes jūs ir gaištat savo laiką, prisiskaitot neigiamų komentarų, kas dar labiau jūs suglumins, dar labiau pažemės jūsų savivertė, kuri ir taip nėra pakankamai gera. Ir dar ir pinigus išleisit nežinia kam. Nueikit 1-2 konsultacijas, jūs jau ten gausit naudos. Tikrai daug daugiau naudos. Nors nukreips, nors išsiaiškinsit, o ar aš tikrai noriu keistis, ar aš noriu tik tai paverkti, kad man yra blogai. Ir man patinka tas blogai. Net ir tas jau verta sužinot. Ar man tas patinka ir aš tuo tiesiog mėgaujuos, ar aš tikrai noriu kažką daryti kitaip ir noriu pakeisti kažką.